Ką ten su kompais? Sveiki gerbėmieji. Sveiki. Gerą dieną. Su jumis vėl podcastas eteryje kažką ten su kompais ir jūsų vedėjai Vytautas. Kas tas Mykolas? Ir Karolis. Šiandien, kai rašinėjom, yra spalio 5 diena, rytas. Laukiam, kada kultūros žmonės gros Čiurlionio jūrą ir paskui daug visokių dalykų darys. Aš jeigu ką palaikau tos protestus visus, nes yra dėl ko. Nežinau kaip jūs. Man čia, žinai, toks įdomiausias ir geriausias dalykas turbūt buvo tai, kad bent jau man asmeniškai atrodo, kad labai greitai didelis kolektyvas susibūrė, sukrito ir čia per kelias paras ir į protestą ir į dabar atsisakymus visokių paramų ir ten ko tik tai nori. Toks kaip socialinis reiškinys kolaboracijos. Labai efektingas ir kas iš tikrųjų džiugu, tai nėra kaip ten tie visi politika aiškina Vilniaus elitas, Vilniaus burbulas. Visoje Lietuvoje, kur tik gali chebra ten ir daro. Tai prasme, gražu žiūrėti iš tikrųjų. Iš kitos pusės, turbūt ne veltui seniūnai ir seniūnaičiai siuntinėja elektroninius laiškus bibliotekom, kad gal jūs, mielieji, privenkite viešai kažką blogo rašyti apie mūsų ministrą. Dabar jau buvusi tiesa. Bet tuo pačiu pabrėžiama, kad privatūs asmenys turi teisę reikšti savo nuomonę. Kai kur būna, kad jūs irgi biški patylėkit. Bet galiausiai vis tiek kai kas tenai ir prisijungia prie chebros. Šiaip iš tų kitų paskutinių aktualių, tai visai nesusijusių su podcastu, tai čia prieš įrašą pasijuokėm, kad žmonės dabar oro uostose sėdi ir negali papulti į Vilnių. Nors ką tik atidarė oro uostą, tiksliau ne ką tik, prieš kokias kelias valandas. Mat įrašinėjom šį sykį taip išskirtinai neįprastų metų, tai ankstyvą rytą, kai saulelė ridinėsi ten žemės paviršium. Rizikuoji būti užmėtytas kokiais nors ten objektais, jeigu įvardinsi, kada yra tas ankstyvas rytas, yra 10 valandų, bet aš pritariu, man čia irgi yra per anksti, aš sekmadienį tokiu laiku, jeigu neminu dviračio, tai paprastai miegočiau dabar. Miegaliai. O šiaip, ką nuveikėt per pastarąsias porą savaičių? Įdomaus, gero, prasmingo? Iš tikrųjų, žiūrėjau, kaip vyksta viskas. Tiesa, kur minėjau organizaciją vienai pabaigiau. Porą kompų Linux susitvarkiau ir tenai buvo keista. Viena darbuotoja, kuri pagrinde dirbs su kompu, kuriame ten Linux Mint, prieš man diegiant, ji buvo tokia visa, aš čia man atmetimo reakcija, aš čia vis tiek kokią virtualkę pasikursiu ir vis tiek Windows'e naudosiu. Gerai, tai jau, kaip nori. Kai jau įdėgiau, tai po kelių dienų, bet tai kaip čia gerai viskas, kaip čia patogu, kaip čia man patinka, man čia kompas sugedo, aš naują pirksiu, aš irgi noriu tenai Linux'ą dėti. Tai, žinai, toksai, okei, aš nieko neverčiu, bet jeigu taip galvoju, čia yra man patinka. O šiaip kalbant apie ten popamokinės veiklas ir pagalbą kompanijom, tai aš čia vienai tokiai kontorėliai pasišoviau pagelbėti truputį su Wi-Fi'um, nes jam ten skundės, kad labai prastas Wi-Fi'us, atsijunginėja, ten jie pasijungia papildomai, ten bitės modemą pasižiūrėt, žodžiu, ten. Tai įdomiausiai, kad atėjau ir jiem tą problemą kaip ir bandė Telia išspręsti. Ir Telia prijungia papildomas įrangos, kad čia būtų padengimas, ten, ofisas didelis. Tai čia toks klasikinis atvejis kaip santechnikai, kai ateina vienas ten į namus ir sako, kas čia pridarė šitos nesąmonės ten. Tai aš truputį pasijutau kaip tas santechnikas, bet realiai kiekvienas, turbūt nors kažkiek suprantantis apie tinklą, tai stovi Telios maršrutizatorius, tik maršrutizatorius Wi-Fi'us neturi ir atskirai Wi-Fi'us access pointas. Jie stovi vienas šalia kito padėti, bet vienas į kitą sujungti per Powerline adapterį. Tai yra, stovi 2 device'ai vienas šalia kito, į elektrą įkišti 2 Powerline adapteriai, iš vieno eina laidas į Powerline, iš kito Powerline į Wi-Fi'us access pointą. Tai sakau, tai žiūrėkit, hebrytė, kažkas nueina virtuvėje, užsikeičia arbatas ir jūsų internetas išeina pasivaikščioti. Tai realiai pirmas žingsnis buvo tiesiog jo sujungti tiesiogiai, antras žingsnis
sakau, va, žiūrėkit, yra čia mikrotikas, užsisakykit šitą, ateisiu, pajungsiu, veiks. Taip ir buvo, užsisakė ten už kelių dienų, atėjau, pajungiau, važiuojant vieno maršrutizatoriaus, nereikia ten jokių extenderių, jokių ten, nes paskui, kai antrą kartą atėjau, pirmą kartą praleidau, nusivedė mane į kitą kambarį, sako, tai čia šito, sako, prie ko čia reikia pajungti, ir tada supratau, kad yra per sieną tiesiog išgręžta skylė ir dar vienas access pointas kitam kambarį pajungtas. Tai ten sėdi moterytės, sakau, ar veikia internetas, veikia, nu tai sakau, tada nereikia šito jungti, viskas tvarkoja, tai žiūrėsim, kiek laikys, ar padės. Tai mane, Karoli, čia labai temą Vatelė paminėjai ir visą kitą, tai per praeitą įrašą, nerdsnaipinai, aš nežinau, kaip čia lietuviškai reikėtų tai įvardinti, Global Pingo, paleidau krūvą naudų ir vienas kolega paprotijo, sako, žiūrėk, čia turėtų Telios simkę, tai jie mobiliam vartotojam by default, ten 5G, 4G duoda ir IPv6. Ir jau kelias paras aš daužiau galvą į sieną, bandydamas susisetapinti visą šitą dešrą iki galo ir kol kas vis dar man nepavyksta. Tai yra galiniai mašinai turėti IPv6. Iki modemo viskas tvarkingai pareina, pingai išeina, bet mano pusėje šikne. Tai toks visiškai esu lopas tinklų klausimų. Tai... Aš manau, kad, žinai, jeigu visi tokie lopai būtų, kaip sakant, tai būtų geresnis pasaulis, bet čia nesigilinsim į impostor syndrom niuansus. Aš tiesiog nesuprantu dalykų, žinai. Taip. Ja, su Global Pingu, tarp kitko, tai irgi dabar, kaip pasakyti, pats prisiminiau, kad truputį irgi žaidžiau, nes aš perkeliau, šiaip buvau ant Raspberry pasileidęs, bet tada supratau, kad mikrotikas mano pakankamai galingas ir moka konteinerius leisti tiesiai ant maršrutizatoriaus, tai galvoju, tai reikia iškelti vienu lygių aukščiau, bet ten paaiškėjo, kad tas mikrotiko implementacija konteinerių tokia truputį ribota, jis ten neturi auto restarto ir ten panašių dalykų, tai tas Global Ping konteineris jis kažkiek laiko pasiapdeitina ir nusikilina, tikėdamasis, kad jį external procesas kažkoks pakels, bet aišku nepakelia, ir tada man ten monitoringas, alertingas rėkt pradeda. Bet kaip tik dabar prieš kelias dienas išėjo mikrotiko atnaujinimas ir pridėjo tą auto restart, gali nustatyti ten, jeigu detektina, kad kažkas išsijungia, per kiek laiko ten perkraut. Tai dabar Global Pingas pas mane ant mikrotiko ranina ir galvojau, kad dar, nes esu pristatęs tų mikrotikų ten tėvams, sesai ir visiems kitiem, galvoju, tai dabar visur padeployinsiu Global Ping probą. Nuėjau, nupirkau USB raktą, nes kažkaip neradau namuose, įdaviau sesiai, sakau, įkišk, kai grįši namo, aš ten jau paskui remote viską pajungsiu. Sesė rašo, o tai sako, kur čia įkišti. Ir aš taip galvoju, kaip tai kur, tarsi tu ką nežinai, kaip USB portas atrodo. Tada pasigūglinau, ką aš jai ten nupirkęs, tai pasirodo, kad tas AX2 modelis neturi USB. Tai turiu vieną atliekamą 10 GB USB sticką, naujas, nenaudotas, jeigu kam nors reikia, duokit žinoti. Ką su 10 GB daryti? Tai man jo tik reikėjo, nes mikrotikas neturi vidinės atminties, turi jis tos vidinės atminties, bet labai nedaug. Tai jam reikia external storage, o kadangi reikia tik tais ten vieną konteinerį parsisiųsti, tai kam ten terabaitinius pirkti. Tai nuvažiavau į topo centrą, kuris ten dabar kažkaip labai keistai vadinas, LLL kažkoks. LSN? Taip, LSN. Ir tiesiog pasižiūrėjau realiai, kokį mažiausią turi, tai buvo 10 gigų, 10 eurų, tai po euriuką už gigabaitą. O laikai atėjo, ar ne? Hebra, jūs čia biški užsigykinot jau. Net jau aš nebesuprantu, apie ką šnekat. Gerai, judam gal tada prie AI šūdų. Jo, tarp kitko, praeitą kartą AI šūdų nebuvo, jeigu niekas nepastebėjo gal. Tai jeigu nepastebėjo, gal tik mum yra aktualu, klausy. Žinok, klausė liaudės AI šūdų, šiaip aš jau nesikį esu girdėjęs, šį sykį gal nepasiskundė. Matai, užmygo, žinai, Hebra, ilgai klausė. Tai pradedam nuo AI šūdų ir čia toks irgi OpenAI pripažino, kad haliucinacijos šituose modeliuose, LLM-uose, yra neišvengiamos. Net jeigu idealūs duomenys surinkti, idealiai apmokyta, matematiškai netgi, tai nėra įmanoma, kad būtų išvengiama haliucinacijų. Sakant, kad ir kaip jūs pasitikėtumėt šitais ChatGPT, vis tiek jums šūdų privarys. Ir deal with it. Tai
man įdomiausia, kad čia realiai atėjo iš jų pačių tyrėjų. Jie ten paleido paperį, kad va yra ir čia matematiškai neįmanoma, ta prasme, eliminuoti tų haliucinacijų. Ir man toks labai buvo klausimas, kodėl, kaip ten praėjo managemento filtrus ir kaip ten vadovybė leido realiai stumti ant savo pačių, ta prasme, produkto. Nu, jie stumia ten ne tik ant savo, sako, kad visi, ten ir DeepSeekas paminėtas. Ne, tai tas ir yra. Visi blogi, mes nieko nesiskiriam. Tai man atrodo, kad tenai mintis iš tikrųjų, ten buvo toksai devil in the details truputį velnės detalėse, kad jie kalba apie tai, kad čia reikia industrijos lygio tenai reguliacijų ir tenai visokių apsaugų, tų safeguardų ir taip toliau. Ir man kažkaip labai šitą visą retoriką pradeda kvepėti visą Content ID situaciją. Tai yra, kur Content ID ten labai Google'as ir Facebook'as Meta pušino, kad čia reikia Content ID, kad reikia reguliaciją padaryti. Nes čia realiai yra, kur monopoliai naudoja įstatymus tam, kad užkardyti, ta prasme, kažkokį competitioną. Ir man čia reikės pastebėti, aišku, ar čia toliau ta tema bus vystoma ir jie ten toliau stumstos, kad čia reikia kažkokių įstatymų ir panašiai, bet čia yra toks labai geras būdas dideliai multimilijardiniai kompanijai prastumti per lobistus, per kažką tokius įstatymus, kurių galėtų realiai laikytis tik tais kitos multimilijardinės kompanijos. Ir jeigu tu esi kažkoks tai ten startupėlis ar ten kažkokia tai tyrimo organizacija, mokslo įstaiga, kad tu tiesiog tu negalėsi to laikytis. Tai čia vėl, čia yra tokia šiek tiek folijos kepuraitė dabar, nežinau, nusiemu užsidedu. Bet aš apie šitą tai jau senai mačiau ir čia su dabartinė JAF administracija gali praeiti. Tai vat bus įdomu, bet matysim. Aš tai nežinau, mano pirmas įspūdis tai buvo no shit fucking Sherlock. Ta prasme, kas čia per paperis, kuris rašo apie dalykus, apie kuriuos tie patys paperiai leisti jau, nežinau, prieš 5 metus, jeigu nedaugiau. Ta prasme, prieš porą metų, atsimenu, CCC pristatinėjo panašų paperį ir pavertė pranešimu su kramtomu ne šitiem mašininio mokymo specialistam. Ir čia pateikiama jau seniai žinomas blynas ir, išleistas paperis apie tai, apie ką jau yra prileista straipsnių sočiai. Na, aš nežinau, aš neskaičiau, kas ten, to šaltinio paties to paperio neperskaičiau, turiu pripažinti, bet, žinai, kartais tie dalykai, kur atrodo akivaizdus, tol kol tai nėra pamatuota ir apskaičiuota, tai reikia įrodyti. Čia kaip truputį į lankas nueinant, visai neseniai išėjo tyrimas, kad pasirodo žmonės, kai išgeria, iš tikrųjų pagerėja jų tarimas antra, trečia ten užsienio kalba. Tai ten buvo irgi plaukėjo po internetus visi juokeliai, kad žiūrėkit, tai visi seniai žinojom, kad kai prigeri pradedi šnekėti visokiom ten kalbom, kokiom tik nori, o dabar pasirodo įrodė moksliškai. Tai irgi dalinai toksai. Tai kokią kalbą ten Jansonas šnekėjo? Nežinau, man čia vėlgi reflektuojant į tą Jansono pranešimą, aš turbūt nesu jo girdėjęs blaivo šnekant. Nes man asmeniškai tai jis visada pusgirtis atrodo. Ten kiek žinių radijoje kalba, tai tas konkretus įrašas, apie kurį klausė Vytai, tai ten, gal šiek tiek smarkiau jautėsi. Tai gal ten jau tas jau lygis, kai jau ir užsienio kalbos pradeda prastėti. Bet mes dabar apie AI šūdus, ne apie human šūdus. Tai... Grįžtant jo prie AI šūdų, vėl ta pati OpenAI dabargi pradėjo teikti SaaS, Software as a Service paslaugas. Ta prasme, jie įėjo į tą rinką. Jie dabar tapo vos ne kaip startuolis ir tenai, žinau, kiek tenai milijardų, man atrodo, ne 500 trilijono vertinamas kaip startuolis. Jie ten savo kaip SaaS duoda paslaugas, kurias ten HubSpotas, Salesforce'as, DocuSign, tenai dar panašiai teikia. Jie tiesiog į savo tą ChatGPT vos neintegravę. Tai aš galvoju, tai lengva jiem duoti tas paslaugas SaaS, kai kiti ant jų paslaugas daro,
su jų API, nu tai prisipizdini kodo ir va, turim naują dalyką. Ne, norėjau tiesiog truputį pataisyti, kad jie, tai, pradėkim nuo to, kad iš principo supaprastinant, kas yra SaaS-as, tai jeigu tu pats nesihaustini ar kažko tai nedėgi savo kompiuteryje, o viskas vyksta ten naršykliai kažkur nuotoliniu būdu, tai jau iš principo ir SaaS, bet tai, kad tu atsidarai ChatGPT, tai jau jisai savaime kaip ir yra software as a service. Bet konkrečiu atveju, apie ką ten kalba yra, tai jie dar nepatapo ir ten kalba buvo apie tai, kad jie turi vidinius įrankius, kurie yra ekvivalentas ten DocuSign ir Salesforce ir HubSpot'o. Tai čia tiem, kas gal ten konkrečiose su pardavimais nedirba, gal net nebūtinai ten visi žinomi iš tų išvardintų dalykų, bet čia yra generuoti leadsams, tai velnė neįsivaizduoju, kaip net išversti lietuvių kalbą, bet tiesiog, kad rinkti informaciją, į kokią kompaniją kreiptis, ten laikyti informaciją apie ankstesnės užklausas, kad žinotum, su ko šnekėjai, ten pardavimuose nedirbu. Potencialiam klientam. Tai jie turi vidinius įrankius pastatytus ant pačių savo tų LLM-ų, kurie realiai pakeičia tuos egzistuojančius kitų kompanijų įrankius. Ir kalba buvo tai, kad galimai jie paleis juos kaip paslaugą ir tada tos egzistuojančios kompanijos jiem bus liūdesiukas ir tada tiesiog bus arba jie galės bendradarbiauti su OpenAI-om ir, nežinau, ten atidavinėti duomenis ar ten mokėti kažkokį tai mokestį už tos agentus, arba, kaip sakiau, jiem bus labai liūdna, bet nežinau, ta prasme, kad ir kaip aš nebūčiau ten didelis fanas OpenAI-aus, man tas, čia žinai, toksai Salesforce'as, OpenAI-us nuskriaus Salesforce'ą, vai, kaip reikia dabar liūdėti, ta prasme, ir vieni ir kiti yra tiesiog peraugę šūdai. Tai aš dėl to tai nesiginčiu, bet man tiesiog šiaip, kai yra daug žmonių, iš principo kūrė startupus tiesiog su OpenAI-um ten vibe kodina ir tenai agentus tenai naudoja ir panašiai, kurie iš principo visą tavo kodą turi. Jiem nieks, ko gero, nedraudžia tą kodą pasipizdinti ir pasidaryti kažkokį, jeigu mato, kad yra toolsas, kurį jie gali paleisti, kodėl jiem neuždusinus kitų konkurentų. Nebūtinai tokių didelių, galbūt kažkokių tai mažesnių. Tai čia klasikinis verslo modelis, jeigu taip galima pavadinti, kaip ir, nežinau, Amazonas koks nors taip pat veikia, žiūri kas kokios prekės gerai eina ir tada paleidžia savo ten tą Amazon Essentials papigintą versiją ir tiesiog nubankrotina, ta prasme, smulkius pardavėjus. Tai šlykštus verslo modelis. Tikrai taip, aš čia niekaip nebandau teisinti. Tai gal vis dėlto truputį bandau teisinti, bet kad jie nėra kažkokie išskirtinai čia Evil Corp, kurie sugalvojo, kaip čia dabar skriausti kitus Evil Corp. Toks jau ryklių pasaulis. Ja. Tiesiog normalus eilinis Evil Corp. Taip. Man toks truputėlį kitas požiūrio taškas į visą šitą naujieną aktualiją, ar nežinau, OpenAI-aus potencialų naujų paslaugų teikimą, tai, apskritai toks, man neskaniai atrodo, kai bando ant LLM-ų sukrauti, viską. Tai yra naudoti jį kaip įrankį, viskam. Pavyzdžiui, tiem patiem viešpirkiam, ieškojom, kas čia efektyviau optinį atpažinimą teksto darytų. Ir dabar gana daug labai smarkiai siūlomų įrankių po apačia stovi ant LLM-ų, kur tu turi kažkokį tai frontą web formelę, kur užuplaudini, įkeli dokumentą, tau parodo kokį hintą surašė tam LLM ir išspjauna jo rezultatą. Pavyzdžiui, ta prasme, toks vienas iš panaudojimo atvejų ir man asmeniškai tai nelabai logiškai atrodo LLM-us naudoti optical recognition'ui. Čia visokie DocuSign alternatyvos, ar, nežinau, tas pats Zoom Info man keisto kokį atrodo. Bet jeigu jie vidiniams tikslams naudoja, tai matyt, kad pakankamai gerai veikia, nebūtinai, kad gerai, bet čia dar gali būti vėl kainodaros klausimas. Tai jeigu ten Salesforce'as, jisai tikrai nėra pigus įrankis, kiek atsimenu,
Tai jeigu tu ten gali su savo to $200 per mėnesį subscriptionu tą patį pasidaryti tiesiog ten užpromptindamas AI, tai kodėl mokėt daugiau, jeigu gali mokėt mažiau ir galbūt gauti bet mes, kaip sakant, žinom, kad piniguose esmė paprastai, o ne kokybei. Tai. Viešpirkiuose tai labai išlenda. Tikrai taip. O kalbant apie pinigus, tai vėl, čia jau dabar bus nebe AI, o OpenAI šūdai turbūt, nes kažkaip labai jau, aišku, jie yra didžiausi ir labiausiai matomi ir lengviausiai apdergiami, bet kalbant apie tą evaluationą jų, tai čia išlindo keli dalykai susiję su paskutiniais epizodais. Tai vienas dalykas, kad SoftBankas nusipirko dalį akcijų, ten aš dabar neatsimenu, 6% ir kaip tie valuationai veikia, tai čia vėl gal startupų entuziastai truputį pataisytų, bet ten iš principo nusipirko 6% už ten X sumą, tai tada likusią sumą padaugina iš tos pačios sumos ir suskaičiuoja, kad dabar evaluationas OpenAI yra ten 500 milijardų ir tiek jie ir kainuoja, bet kas tiek kainuoja, tai neaišku. Tai kad jie ten turi prisipirkę Nvidia kortų, tai viskas ok, bet idėjos brangios, I guess. Bet esmė yra tokia, kad ten dabar visai neseniai išėjo tie finansiniai duomenys, kad kas ant popieriaus labai skamba gerai, kad jie tenai, neatsimenu irgi, ar ten 4 milijardus per metus generuoja pinigų, tai atrodytų, wow, čia jau kietas verslas, tokiom sumom opereitina, bet kad jų nuostoliai yra ten 14 milijardų ar kažką, tai vien žodžiu, tiesiog yra krūvas pinigų, kurios pastatytas, apipiltas benzino arba AI šūdais ir tiesiog liepsnoja. Ir čia net nėra mūsų kažkokių susireikšminusių aitišnikų bumbesių rezultatas, nes jau apie tai pradeda atkreipdėmėsi ir rimtos įstaigos, jeigu taip norit pavadinti. Tai pavyzdžiui, Deutsche Bank išleido straipsnį pranešimą, kad čia šitas AI-us burbulas jau truputį darosi unsustainable ir kad turėsim truputį bėdos. Man čia labai suskambėjo su Cory Doctorow irgi šviežiai išėjusių straipsnių, kur iš esmės tą patį kalba, tik irgi šiek tiek plačiau, ne tik apie OpenAI ir pagrindinė mintis, toks jo pasakojimas, kaip ten studentas paklausė apie dabartinę situaciją ir jo atsakymas buvo, žinokit, čia šitas finansinis burbulas galimai išsitaškys ir bus visiems labai liūdna, nes sudėks krūvą pinigų ir išeis į orą, lygiai taip pat kaip dabar kabo. Ok, tai toliau, dabar jau nebe OpenAI šūdai, nors susiję. LinkedInas jau dabar visiems, man atrodo, kas turi akauntus, išsiuntė laiškus, kad jau ten spalio ar nuo lapkričio kažkurios ten dienos jie tavo duomenys jau automatiškai share savo ten AI-ui, jeigu nenori, tai gali opt-outint. Tai, kaip, dėl ko sakau susiję, nes, LinkedInas priklauso Microsoftui, Microsoftas ten su OpenAI labai ten glaudžiai bendradarbiauja, tai čia, viskas į vieną beveik. Man tai labai įstrigo, kad, LinkedInas užtruko daugiau turbūt nei metus atnaujinti savo taisyklėm, su kuriuom tu sutinki registruodamas į savo vartotoją, kadangi vienais ar kitais kanalais jie buvo pripažinę, kad naudoja vartotojų turinį treininti dėja išūdam jau 23 turbūt metais, Liepą ar kažkas tokio. 404 Media vienas toks straipsnis išlindęs buvo, kur pakalbino oficialius LinkedIn atstovus ir tų 23 metų vidury pabaigoje LinkedIn atstovai akcentavo, kad mes čia tuoj atnaujinsim taisyklės ir čia viskas bus aišku, skaidru ir truputėlį užtruko, matomai. Man tai aš visai buvau praleidęs šitą, nes kaip tik Vytautas minėjo, kad visi gavo, tai laiško aš tikrai negavau, nes esu išjungęs ten, kad LinkedInas man nerašinėtų, nes nepatinka, o pop-upus tai matyti jau kažkaip tai pasąmoningai ignoruoju, kai jie išlenda, tai iš tikrųjų tik iš šito epizodo šaunautų ir supratau, kad čia įvyko kaip įvyko ir kad čia reikėtų nueiti išjungti.
Tai va pasižiūrėjau Kęstučio Mastodone įrašą ten su screenshotais, kad tai tarp kitko nuo lapkričio 3 pradės treniruoti, tai dar tikrai turit laiko nueiti, pradės treniruoti, vėlgi kaip Mykolas ką tik sakė, greičiausiai jau tie jūsų duomenys panaudoti bet kuriuo atveju, bet bent jau galit oficialiai pareikšti nesutikimą, tai nežinau, gal nenaudos ateityje ar ten pašalins, ką jau panaudojo. Bet tas naivus jaunuolis. Bet galit LinkedIn'e, kas naudojat, tiesiog ant savo veiduko paspausti, nueiti į nustatymus. Čia aišku priklauso nuo kokią kalbą naudojat, pas mane angliškai, tai tiesiog settings and privacy. Ir prie data privacy yra ten toks nustatymas data for generative AI improvement, tai tiesiog galite išjungti ir čia nepersideda podcastą, bet sukryžiuoti pirščiukus, laikyti čiūrikus, nors nežinau, ar dabar taip galima sakyti šiais laikais, kad... Klausyk, tu žinai, mes šitam podcast'e tiek darom kalbos pažeidimų, kad čiūrikai čia yra gėliai. Tai kalbos pažeidimai viskas tvarkoja, aš čia tiesiog labai bijau maskoliškai pradėti šnekėti, ar netyčia, nes man rodos čiūrikai tai čia būtų iš tų sovietinis palikimas. Bet... Karoli, manyčiau, kad didesnė problema yra tai, kad niekas nesupras, ką tu turi omeny. Gerai. Einam toliau. Čia buvo toksai, nežinau, galima sakyti liūdnas dalykas, bet su šiek tiek laiminga pabaiga. Latvis, jis kaip suprantu, streameris vėžių sergantis, jis buvo surinkęs ten paramos, ten visai nemažai, ir galiausiai jį per Steam'o legalų žaidimą, kuris turėjo savį malvarą, iš jo tos pinigus nukniso. Tu ten, Mykolai, gal biški daugiau skaitėjai, aš tik tai video mačiau. Bičas vadina save kripto degeneratu ir žaidžia kompiuterinius žaidimus, streamina juos online ir bando, pririnkti šiek tiek lėšų, ką jis parduoda, sakykime taip, kad padėkite man kovoti su vėžiu ir perveskit biškį pinigų, aš jums pastreaminsiu žaidimų. Tai jo esmė ir tokia ir buvo, kad pabandė jisai kažkokį tai 2D platformerį pažaisti, kuris išleistas vasarą turbūt šiais metais. Pažaidė, pastreamino, baigė streamą, nusprendė persivesti, išsigryninti kriptovaliutas ir suprato, kad, jo piniginiai nuliai kabo. Chebra pasikapstė, pasikuitė ir suprato, kad, to žaidimo vienas iš atnaujinimų buvo infekuotas ir tiek. Paleido keletą liūdnų postų, kaip čia mane apvogė ir ką daryti. To pasekoje jam sumetė gerieji internautai ir žmonės ten 20 ar 30 tūkstančių dolerių, kaip tokį gestą patapšnojimą per plikę. Šiaip tik tai įdomu, kad iš latvių gamerių aš kažkaip nesu nieko niekada girdėjęs. Aišku, turbūt angliakalbis ir lietuviškas burbulas tai lemia, bet kažkaip buvo įdomu užmatyti, kad ir Latvijoje kažkas vyksta. Bet čia galbūt tiesiog mes ne visai domimės tas rytim ir nes, nežinau. Jeigu kripto, tai jo. Kripto, tai taip, bet apie streamerius konkrečiai kalbant, nes, taigi yra ir ten lietuviai pastoviai tenai Counter-Strike ar kieno tenai Dotos ten pasaulinėse čempionatuose ten laimi aukštas vietas, kur mažai kas žino. Jeigu paklaustum žmonių, kurie negeimina, tai niekas tau ir nepasakys. Ne, bet būtent lietuviai, nes kad lietuviai laimė, tai aš esu matęs ten. Ir ten, nežinau, slovėnai, slovakai, kažkas iš tų šalių, kur irgi dydžių ir panašiai. Nors geiminimu labai nesidomi, bet čia Latviai. O šiaip grįžtant prie to Latvio, tai aš kiek matau bent jau iš straipsnio pavadinimo, tai ten $32,000 iš jo to kripto pavogė. Ir tiek pat ir sugrąžino, aišku, sugrąžino vėl tie patys ten kripto brau, kurie turbūt jam tas 32,000 tenai, jeigu nuo ankstyvų dienų investuoja. Jeigu turi vieną bitkoiną, tai čia kapeikos. Tai čia satošiai reikia. Man tik įdomu, ten kažkaip labai neaiškiai tą 2 straipsnius skaičiau ir taip ir nesupratau, nes yra netgi screenshotai, kaip jisai ten verkia už galvos susiėmęs. Tai ar ta vagystė visai įvyko paties live streamo metu
ar čia jau jį apvogė ir tada jisai dar kartą prisijungia live streamint. Ne tai, kad, prasme, nekeičia to, kas nutiko, bet tiesiog įdomu, kaip ten buvo. Kaip aš supratau, konceptualiai iš pradžių apvogė, jis po to prisijungė ir pasibėdavojo. Supratau. Ten originali istorija iš esmės, kad jisai baigė streamą ir pabandė persivest ar ten išsigryninti. Bet čia iš tų temų tai vėl toksai va tas dėl to Walled Garden ir viso to platformos, kad jos čia turi saugoti ir čia tik tais, čia mes vieninteliai turim teisę distributinti žaidimus, dėl to susimokėkit mums 30% ar kiek, aš nežinau, Steamas tenai vis tiek kažkokį tai dalį ima. Ir nes čia visą laiką būna prisidengiama tuo, kad čia vartotojų saugumu ir čia taip toliau, bet va, prašau, akivaizdus pavyzdys, kad vien dėl to, kad tai yra oficiali platforma, nereiškia, kad ten negalima prikelti kažkokio tai malvaro, kas yra ir, gerai, turiu pripažinti, kad ir kaip nenorėčiau, ten su Apple gal šiek tiek mažiau tas vyksta, bet jų tas ir procesas peržiūro yra ten truputį griežtesnis, bet tam pačiam Google Play tai ten pastoviai, kas porą mėnesių išeina straipsniai, kaip ten po kelis šimtus malicious appsų ištrina. Šitos appsus įsitrinkit. Jo. Čia dėl Google Play'aus, tai, jie irgi planuoja Androidą uždaryti ir Androidas dabar kaip alternatyvus Play Store'as gana liūdną ateitį piešia ir jeigu Google'as tęs šitą idėją, tai Androidas veikiausiai nebegalės egzistuoti, nes tokiu atveju Androidas bendruomenė turės atsakyti už individualius developerius. F-Droidas, tai aišku, čia tokie, jie kadangi ten yra visas tas OSS, tai čia vienas iš tų appsų, kur jie subildina. Tarsi, jeigu developeris pats nebildina, tai jie gali... Jie paverifikuoja kodą ir patys subildina ir ten savo raktais pasainina. Jo, jie siūlo tokią paslaugą, taip. Ir tų dar kitų ten tų alternatyvių appsų, ten tas pats Aptoidas ir ten tų storų, kurie vėl iš principo, tai žmonės, kurie, tarsi tada arba turės bildinti ten tas pats F-Droidas viską savo raktu ir saininti, nors ten klausimas irgi dar, kaip bus sudėlioti tie visi legal dalykai ir tarsi, ar taip iš viso Google'as leis, kad po vienu raktu kišti visą krūvą. Bet ten kalbant apie tą raktų verifikaciją, tai čia vėl vis po šiai dienai yra labai neaišku, kas tenai bus su to saininimu ir labai tokios conflicting informacijos, daug savo pačiai prieštaraujančios yra. Tai mačiau vėlgi Mastodone ten Gytis rašė, kad lygtais sideloadinamiem ten ta prasme negalios, ten kažkaip netikrins tų raktų, kad ta prasme galėsite, nežinau, ten neįsigilinau aš į jo tą postą, bet iš tokių oficialesnių dalykų, tai vat visai neseniai išėjo atnaujinta API dokumentacija ir ten yra aprašytas tas error kodas, kur yra developer verification failed, reason network unavailable, kas realiai rodo, kad tas raktų tikrinimas vyks online ir jeigu tu būsi tuo metu offline arba ten išjungęs internetą, tai tu net negalėsi, instaliuoti netgi normalaus pasirašyto appso. Tai čia yra dar vienas žingsnis, dar šudiniau viską padarė, bet čia vėl, kol kas čia viskas yra iš beta ten testavimo versijų, tai labai neaišku, kuom tai baigsis ir tam pačiam straipsnį F-Droid visą hebrytę, tai irgi sako, rašykit, ypač jeigu esate Europoje, rašykit savo tiem representatives, nes čia labai stipriai prasilenkia su tuo europiniu Digital Markets Act ir man tai iš viso, vėl, aš nežinau, gal kažkiek konspiracijos, gal kažkiek ten skepticizmo, cinicizmo, bet man atrodo, čia toks vos ne iš Google pusės yra fuck you, nes jūs čia mus kalpuojat, mes ta prasme dar labiau pasišokosim, nors koks jiem iš to tikslas, aišku, gal ne visai aišku, bet nes gaus dar kartą per nagus, tik tais tiek, kad greičiausiai tas įvyks toks uždelsimas ir tuo tarpu tai tiesiog galutiniai vartotojai kentės nuo to. Dar vėl grįžtant prie Steam'o, dabargi EA, Electronic Arts, dabar man atrodo tik EA vadinasi, jos nusipirko ten kažkokie arabai, jie tapo nebe public kompanija, bet privati ir jie dabar iš principo nutraukė savo žaidimuose Steam Deck palaikymą
Dėl anti-cheato, nes jų anti-cheatas ten netoks draugiškas. Ten kokia ten Battlefield serija, ten su Steam Deck online, kaip suprantu, neveiks. Iš vienos pusės jo Steam Deck vartotojams šiek tiek liūdniau, nes, vienas didelis leidėjas žaidimų atkrenta, bet, vis tiek jų tenai daug tų žaidimų. Tai čia tiesiog šiandien tokį užmačiau, tai sakau, gal reikia paminėti. Bet, kiti dar kai kurie lieka, kurie dar ten irgi džiaugiasi, kad Unreal 5 cross-platforminis tenai. Net Microsoftas kažką daro savo suderinamumui su tuo savo Game Passu, kurį pabrangino beje čia šią savaitę, kaip supratau, nesvietiškai, ten kelis tyrus įvedė. Jie ten daro kažkokius geresnius suderinamumus su Steamu, tai kas tuo pačiu nueis ir į Steam Deck. Kaip suprantu, tai taip yra. Man tai iš to Linux entuziasto pusės, tai vat, kas užkliuvo, kad kaip viena iš priežasčių, dėl ko jie to nedaro, yra, kad ten nesusiderina su... Nes Steam Deckas tai ant Linux rana, taip? Jo, Archis. Jo. Ir kad problema yra, kad ta prasme, jiem visus tos anti-cheat, antigudravimo mechanizmus implementuoti Linux'e yra per daug sudėtinga, jie ten nesuderinami, lūžinėja ir taip toliau, tai jie bent jau oficialiai sako, kad tai yra viena iš priežasčių, dėl ko jie nebeleis šitų žaidimų Steam Deck'ui. Ir kitas dalykas, kad Steam Deck'as šiaip rinkos dalis nėra pakankamai didelė, tai matyti jie tiesiog pasiskaičiavo, kad jiem ekonomiškai neapsimoka, bet čia toksai iš tų dalykų, kur labai džiaugiamės, tu prasme, ir aš džiaugiausi, ir daug kas džiaugiasi, kad Steam Deck'as populiarėja, tai reiškia gerėja suderinamumas žaidimų, ten tų AAA titles su Linux'u, o panašu, kad realybė gal nėra tokia graži, kaip atrodė, ir jeigu jau didieji žaidėjai traukės lauk, tai bus įdomu, kaip čia toliau judės. Kai kurie traukiasi, kai kurie ne, nes pavyzdžiui tie anti-cheatai yra kai kurie, kaip sakant, trečiųjų šalių, tai net pavyzdžiui palakas Easy Anti-Cheat, kuris yra to paties Epic Games'ų, kas yra Fortnite ir jie ten savo tą turi. Tai pas juos yra tik Windows'ą, yra gurnai, jeigu darai Linux buildą, yra irgi ten yra tas anti-cheatas, tiesiog reikia pažymėti, ir yra, kad veiktų anti-cheatas, jeigu tu naudoji kaip Proton. Iš principo, Windowsinį buildą naudoja Linux. Jie irgi gali padaryti, kad tai veiktų, ta prasme, yra padaryta, kad veikia, bet ko gero ne visi šitą dar turi. Ta prasme, nes yra, sakau, Easy Anti-Cheatas yra kiti ten šitie anti-cheatai, tai kai kurie gal nenori veikti, custominis koks nors. Žinai, Windows'e įlyst tenai lengviau, nes, anti-cheatas iš principo yra malvaras, realiai. Realiai taip. O žiūrėkit, pataisykit mane, prašau, jeigu aš klystu, bet ar ne Dėja Games buvo tie, kurie gana anksti pritaikė šitą vadinamą online DRM, kur apskritai, kad tu galėtum pažaisti, kad ir single playerį, turi būti nuolatos prisijungęs prie tinklo, kad galėtum tratint, kad ir tą patį SimCity berods, aš galvoju. Ar tik ne ketvirtas po Electronic Arts'ais buvo išleistas ir labai smarkiai nuskambėjo, kad kaip ir tu single playerį žaidži, bet tau vis tiek reikia daug kasetų pumpuoti iš tinklo ir tai yra saugumo sumetimais. Nenustepčiau. Aš nebeatsimenu, bet gali būti, nes, žinai, jie labai stengiasi iš visko pasiimti pinigus, tai, žinai, tas, kad online, tenai, tas DRM-ai tie visi yra evil shit, žinai, dažniausiai neveikia, visko gali būti. Tai ir jiem, žinai, ten kažkoks dar papildomas supportas, nes, garantuotai kas veikia jų žaidimai kur. Windows'as, Xbox'as, PlayStation'as, gal kai kurie ant Switch'o, čia dar fucking Linux'ą kažkokį supportinti eina iš šikščių. O dabar, kadangi jo labiau nėra tokie priboti tenai prieš akcininkus, žinai, tai gali daryti kaip nori. Kadangi jau paminėjom Windows'us, jo, čia greitaigi baigsis Windows 10 supportas ir čia, visi šnekėjo, end of 10 ir tralivali. Ir Microsoftas buvo ten pareiškęs, kad jo galima padaryti, kad nesibaigs šiais metais supportas tavo operacinį, jeigu ten tu kažkokį tai, nusipirksi kažkokį papildomą paketą. Tai dabar Europos Sąjungoje tu metus dar galėsi gauti nemokamai tą paketą.
Tik turi vis tiek turėti online accountą ir prie jo ten prisijungti. Jo, Extended Security Updates tas paketas vadinasi ir ten truputį buvo skandaliukas kilęs dėl to, kad iš pradžių Microsoftas sakė, kad gerai, tai čia europiečiam duosim ten, pratesim dar metus tą Extended Security Updates, bet turėsi ten sinchronizuoti savo duomenis su Microsoftu, savo ten accountą į Microsoft Cloudą, ką paskui jie pakeitė ir nežinau, ar pakeitė dėl to, kad tikrai manau, kad ne iš geros valios, tai gali būti, kad kažkas tenai iš ES pagrumojo piršteliu, pakeitė į tai, kad sinchronizuoti nereikia, bet reikia vis tiek kas 60 dienų prisijungti prie Microsoft accounto, kad įrodyti, kad tavo accountas vis dar aktyvus ir jam reikia tų security update'ų, kas, nežinau, atrodo pakankamai logiška, tik tais, ką aš praleidau ir ko galbūt nesupratau, ir gal čia kažkuris iš jūsų paaiškinsit, kokiu principu bet būtent ES, ten net ne ES, ten yra visai tai European Economic Area vartotojam, kodėl jie gauna ten tą ekstra tuos metus, ta prasme, ar čia yra pagal kažkokias reguliacijas, kad kažkokį laiką turi teikti tuos update'us, nes, tai jeigu jie nutraukia palaikymą, tai nutraukia palaikymą. Kodėl mums yra nemokamai, o visi kiti turi pirkti papildomai? Tiksliai nežinau detalių, bet, kaip sakyti, pirmiausia, Europos Sąjungoje, ir šitoje Europos ekonominėje toje erdvėje, vartotojų teisių šitos tarnybos veikia dažniausiai. Tai ir čia matyt kažkas, tai gal buvo gauti kažkokie tai skundai, dar kažkas ir iki to dėjo. Aš iš tikrųjų nežinau, bet to konteksto nežinau, bet, bent jau aš taip spėju, nes žinai, pavyzdžiui, tenai kokioje Amerikoje tai vartotojų teisės yra... Korporacija yra vartotojas, tu tai nesi. Korporacija yra žmogus. Jo, o žmogus nėra žmogus. Šiaip geras klausimas, viso teisinio pagrindimo tai aš kažkaip irgi nemačiau, bet galimai bus susijęs su kokiu nors skundu ar ten, kaip jisai... Marketing aktas kažkoks. Tai. Jo, DMA, taip. Aš čia pagreitintai pasifact-checkinau save ir pasitikrinau, tai čia iš tikrųjų problema tame ir buvo. Čia visam pasauliu gauna ten metus ten to extended supporto, tik tais tiek, kad visi turės įjungti Microsoft ten tą backup online, o būtent Europos Sąjungoje, Europos ekonominiai erdvėjai gavo išlygą, kad nereikia to backupo įjungti. Tai čia tame buvo. Tai vis dėlto tos patį tą extended supportą Microsoftas teiks dar metus ir visai gerai, kad čia apie šitai pašnekėjom, nes aš pats, kadangi Windows'ų nenaudoju, bet turiu bent 2 savo orbitoj userius, kur de facto aš esu atsakingas už jų Windows instaliaciją, tai gal dar žinot, jeigu, bet čia irgi tokių pačių klausiu, tai gal kas žinot, kaip ten su, ar Windows iš vis dabar mokami yra naujas versijas, ar įdomu tiesiog dabar iš Windows 10 į 11 ten kaip pereis, ar čia reikės už upgrade'ą mokėti, ar jisai ateis? Buvo kažkoks laikotarpis, kai buvo galima nemokamai, dabar nežinau kaip, bet tai klausyk, ateik su tais 2 kompais į Install Party, kuris bus 26 berods spalio, NKKM, naujos kartos kompiuterio mokykloje Laisvės prospekte, tiksliai adresą. Paliksim registracijos nuorodą aprašyme ir ten bus žmonių, kurie padės paprastiem vartotojams suinstaliuoti Linuxą, papasakoti apie tai, kodėl jį verta naudoti ir panašiai. Tai ne su kompiuteriais reikia ateiti su kompiuterių vartotojais, nes Linuxą instaliuoti tai aš moku ir pats, bet čia yra ten kitų niuansų. Ir vartotojus atsivesk, pirmiausia vartotojus atsivesk, visa kita bus šiaip toksai renginys. Ko gero, registracija kol kas, sakė, neypatingai sėkmingai vyksta, tai paskatinsim registruotis, čia bent jau Vilniuje. Bet yra planų, kad daugiau tų instaliacijos, kaip čia, diektuvės, Linux diektuvės, tai jas, ko gero, bus daugiau šitų ir karts nuo karto padarysim, tai dabar dar metus turim Europoje gyvenantis, užbaigti Windows'e. Šiaip kol diektuvės dar neturi kažkokio normalaus fronto, tale puslapio ar whatnot,
aš gal pareklamuosiu tokį rankom prižiūrimą kalendorių, kuriame rankom prižiūrimą viešą kalendorių, kuris vadinasi usergroups.lt ir ten yra įrašas ties spalio 26 ir nuorodos į registraciją ir kitus dalykus ir tokį trumpą prašymą apie ką čia ir kas čia bus ir kur. Usergroups dar gyvas, nes aš kažkada sėkmingai naudodavau, bet paskui ten realiai liko tiesiog PHP Vilnius ir dar kažkieno, ir dabar yra ten Slack'o kanalas buvo ir tebėra, kiek matau dabar atsidaręs, tai ten visiškas štilis būdavo, niekas nieko nešneka, tai kažkaip grupės matricoje truputį Group.lt ten daugiau veiksmo vyksta. Matai, dalis renginių būdavo automatiškai iš meetupsų dedamų ir iš ten kitų kai kurių platformų, bet jos apmokestino API-us ir šiaip ten numigravo dalykai ir Hebra neprisėdo tų visų integracijų pataisyti. O žmonių, kurie rankutėmis dėtų renginius į usergroups.lt nėra daug, aš vienas iš jų. Ir aš tikrai ne visada prisėdu ir ne visada praeinu pro visus renginius. O dėl šiaip Slack'o aktyvumo, tai turbūt Neutral Zalaud ten kanalas kurį laiką labiausiai gyvas buvo, bet dabar irgi išsikėlė ten visokius Discordus ir ką tik tai nori. Gerai, kas čia tas not your business, Mykolai? Please elaborate. Čia tęsiant ES reglamentavimus ir bandymą taikytis įvairių kompanijų su ES reglamentavimu, tai NOIB, tokia nevyriausybinė Vienoje turbūt įkurta organizacija, kuri užsiema skaitmeninių teisių monitorinimu, turbūt taip, apie jos nekartą esam šnekėję ir jie visai šviežiai išleido, paviešino kreipimąsi į vieną lietuvišką kompaniją, kuri vadinasi Whitebridge AI, gana, čia turbūt startupas turėtų skaitytis, gana šviežias atrodo, pernai berods įkurtas, ir kuris teikia tokią paslaugą, kaip antai backgroundo čekas ir žmonių paieška pagal vardą, pavardę, ir ten kokią Facebooko profilio linką ir panašiai. Ir šitos organizacijos NOIB pagrindinis nusiskundimas ir kumpis yra tai, kad ši kompanija galimai nesilaiko ten bent kelių GDPR punktų ir jie turi kelis vartotojus, kurie bandė kreiptis į tą Whitebridge AI prašydami, kad žiūrėkit, jūs savo taisyklėse rašote, kad jeigu aš kreipsiuosi, jūs ištrinsit apie mane duomenis ir ta Whitebridge AI kompanija parodė vidurinį pirštą, net kai tas konkretus individas nusiuntė jam savo ten paso nuotraukas ir panašiai, visai kitaip bandė įrodyti, kad čia aš esu tas žmogus. Ir tie du žodžiu, jie kreipėsi į valstybinę duomenų apsaugos tarnybą su viešu kreipimusi dėl šitos kompanijos, ten surašė krūvą punktų ir atvejų, kai kreipėsi lietuviai į šitą kompaniją ir juos pasiuntė toli. Tik tai labai liūdna, kadangi Lietuva šitos organizacijos tarptautinės plotmėje išlenda kaip tokia, kuri yra dėjusi skersą į viešus kreipimusis. Kadangi kabo čia šitų NOIB kreipimusi, nežinau, ten 10 ar 11, į kuriuos ten jau bent keliarius metus nėra atsakoma šitos valstybinės duomenų agentūros. Kabo 12, teisingai institucija vadinasi valstybinės duomenų apsaugos inspekcija ir jo, yra čia netgi grafikėlis NOIB patalpintas, tai yra daugiau negu 4 metus kabo 7 užklausos, 3-4 metus 4 užklausos ir viena, kuri mažiau negu pusmetį, tai čia bus ta paskutinė dėl Whitebridge'o. Jo, įdomu, ką ten šitą instituciją veikia ir kom užsiminėja, kad taip ignoruoja. Arba tiesiog dar vis nerado teisingo LLM, kuris išverstų jam iš anglų kalbos teisingai, nes niekas nesupranta, ko klausia. Šiaip labai keista, kadangi šių puslapį vis pamaigų metai iš metų. Ir jie ten savo metinėse ataskaitose ten skelbėsi, kiek čia jie atsakė
kreipimus ir kiek jie ten gavo pranešimų. Aš dabar tiksliai skaičių neatsimenu, bet ten berods būdavo po porą šimtų su trupučiu. Žiūrėkit, mūsų įstaigos mėgsta atsakyti, paskelbę savo puslapį, bet tiem, kurie klausia, nieko neatrašo, nieko nepasako, nieko, tylu ramu. Jūs puslapį pasižiūrėkite, tai kasdien reikia pasižiūrėti. Gal taip jie kažkur ir atsakė, tai gal tiesiog reikia knistis kažkur. Reikės pasiknisti, reiškia, pažiūrėsim. Irgi, VMI pakeitė mokesčius, taigi reikia puslapį žiūrėti, taigi keitė mokesčius, kas čia, nežinot? Nepažiūrėjai pats kaltas. Žiūrėti reikia kasdien. Ok, gerai, toliau, kas tenai kokį domeną turi, tai šią praeitą savaitę turėjo gauti laiškus iš interneto vizijos apie tai, kad baigėsi tavo domeno galiojimas, apmokėk ten ir panašiai. Jūs gavot? Aš tai gavau. Ir aš žinau, kad aš tos domenus ne interneto vizijoje pirkau. Aš tai nesinaudoju interneto vizijos jau 10 metų gal paslaugom, tai nieko nemačiau arba reikėtų pažiūrėti, gal iš tikrųjų nuėjo spamą, kur irgi netikrinu. Aš šiaip tiesą sakant, šitų pačių phishing mailų net nemačiau, negavau. Bet tiesiog prieš kokį mėnesį migravau viską iš interneto vizijos, ką ten turiu. Ir ten vienu metu tokį banerį savo kažkurioje ten iš panelių viršui buvo įsimetę, aš tą banerį paspaudžiu ir čia žiūrėkite mūsų vardu kažkokius tai mailus siuntinėja. Kaip supratau, phishingo mailus, bet pačių konkrečių mailų nemačiau. Bet kalbant apie phishingą, tai dabar labai populiarėja, kaip tik va šiandien ryte atsikėlęs, dar scrollinau truputį ir užmačiau Mastodone irgi minėjo tą Lego ten phishingo, tai net ne Lego, ten pirmas pasirodė, tai buvo Maximas, kad ir visi jie turi tokį patį šabloną, kad ten vaitai ten buvo su Maxima, kad mano mama atleido Maximą, tai dabar eina jie šikti, aš jums išduosiu čia paslaptį, kad Maxima gauna ten testerių dėžės kosmetikos ir yra vidinis portalas, kur tipo prieinamas ten visiems, bet tik darbuotojai žino, nes nori savo susigriebti. Tai va čia galit nueiti, užsisakyti ir ten gauti nemokamai ar ten labai pigiai. Ir jau buvo keli įrašai, kad čia yra skemas, ten netgi Maxima atsakė, kad čia nesąmonė, nėra tokio dalyko ir taip toliau. Tai dabar perėjo į irgi, mane atleido, nes pasiėmiau ten laisvadienį ar ten susirgau, atleido Žaislų planeta. Ir aš dabar čia pykstu ant jų, tai va jie yra, prašau, vidinis portalas, ten kur Lego išpardavimai kažkokie. Tai čia, jeigu mato tokį rage baitą, ta prasme, tai greičiausiai, kad dar jisai tęsis ir atsiras kitų kompanijų ir kitų. Ten yra elementarus skemas, suvedi savo duomenis ir aš net nežiūrėjau, kokius duomenis jie prašo, bet greičiausiai arba ten iš karto susimokė skemeriam, arba tiesiog atskleidi duomenis, kuriuos paskui galima toliau kažkur pernaudoti. Gražus ten toks e-shopo puslapėkas. Papildant, tai JPG algoritmas iš Mastodono paskelbė. Ir man toks dar kitas dalykas įstrigo, skaitant tą phishingo visą žinutę, ką tu ir akcentavai, maždaug čia mane atleido iš darbo, čia slaptas portalas, slaptas kodas. Aš čia, pavyzdžiui, Žaislų planetoje esu naudojęsis, tai man, kas penktas žodis panašus į oficialų, reklamą apie čia slaptą nuolaidos kodą ir čia tik jums ir atsakyk tik 5 paprastus klausimus. Legitimius atsai, jų yra šiek tiek panašus. Ir ten sandėlio likučių likvidavimas. Tai ką, judam toliau tada? Austrų kariuomenė pereina prie LibreOffice'o. Ne? Čia rugsėjo gale nuskambėjo LibreOffice'o kasmetinė konferencija. Deja, LibreOffice'o konferencijos įrašai nenufilmuoti, nestreaminti, bet vieni iš pranešėjų tai buvo Austrų kariuomenė, kuri prieš kažkiek tai metų, jau dabar neatsimenu, pradėjo tokią programą, išmigruoti savo visą internal dokumentų balių į LibreOffice'ą ir iš esmės jie pasidalino savo visų procesų, kaip tą jie darė, kaip planavosi, koks eiliškumas procesų ir kaip jiem dabar sekasi dirbti su LibreOffice'u. Šiaip keletą mačiau yra įrašų keliuose podcastuose, ten vienam podcast'e pakalbintas atstovas iš Austrų kariuomenės, tik tai austriškai, tai nepavyko normaliai pasigilinti į turinį. Jo, vokiškai, australiškai. Tai esmė tokia, kad
visas procesas nuo planavimo ir sprendimo priėmimo ten 5 metus užtruko ir dabar jie gana sėkmingai 14 000 vartotojų numigravo nuo ten kažkurio tai Microsoft Office'o prie LibreOffice'o ir ten šiek tiek patchų patys padarė LibreOffice'ui, kažkiek ten pafundavo foundationą po LibreOffice'u ir panašiai. Čia labai, čia pafundavo, papečino, bet ten visai esmė buvo, kas man labai patiko, nes mes dažnai tokie jau tam patyrę, tarkim, vartotojai, tai vat irgi mėgstam, kad tai čia reikiagi, tai suinstaliuok Linuxą ir čia viskas važiuos ir visi bus patenkinti. O jie tai labai realistiškai priėjo, kad taip bus tos trinties, taip, kad tai užtruks laiko, kad reikės žmonės tenai apmokyti ir kad jie būtent priėjo tokios išvados, kad reikia investuoti į patį LibreOffice. Tai yra, kad tas atviras kodas, jisai nėra tiesiog nemokamas iš tos pusės, kad čia pasimsim, naudosim ir tai jeigu tu pereisi prie LibreOffice'o, tenai užsilenks visi, nežinau, perdegs visi kontributoriai ir nieks nebevystys jo, tau bus negerai. Tai vat jie prie to sustainability ir to tvarumo visos tos idėjos, tai labai patiko, kad žada investuoti į LibreOffice developmentą ir skirti tam žmonių ir laiko, tai tas yra labai faina iš jų pusės. Tai aš kaip supratau, kad jie ne tik žada, bet kaip ir suinvestavo, bent jau skaidrėse, tai toks vienas iš konkrečių skaičiukų šmėžuoja. Nežinau, kaip jį reikėtų suinterpretuoti, bet maždaug 5 žmonių darbo metai suinvestuoti, kad jau suinvestuoti, kaip supratau. Tokia viena man pastaba, mintis iškilo. Austrija nepriklauso NATO, tai jiem lengviau nuo Microsoft'o nulipti, nes neturi Amerikos kapsinčios. Austrija nepriklauso NATO, čia man tai naujiena, bet aš... Man čia buvo kažkada siurprizas, kad Austrija nepriklauso NATO. Ten aplinkui visi natinėjo, tai jie nepriklauso. Ta prasme, draugiški santykiai, bet... Ta prasme, partneris, bet ne narys. Taip, dalyvauja ir visokiose pratybose kartu sykiais, bet jo teisybė, geras. Tai jie su šveicarais bičiuliaujas, matyti. Vengrija galėtų nepriklausyti, tai kiša ratus pastovi. Tai kad ratus kiša, tai gerai, pagalių geriau nekištų. Tai kad jau politikuojam, tai labai tikiuosi, kad artimiausių metų nereikės apie Čekiją šnekėti taip, kaip apie Vengriją šnekam, nes čia ten vakar Babišas laimėjo. Tai... Tikėkime, kad apie mus nereik šnekėti, kaip apie Vengriją šnekam. Šiaip jo, yra ta mintis, nes dabar visai neseniai irgi buvo Mastodonė diskusija, klausė, tai kas ten važiuojat į Ispaniją dažnai, ar jie ten labai jau nurusėja, nes ten buvo video, kaip ten rusas, kuris Ispanijoje gyvena, jis ten pašneka ispaniškai ir tada ten dainuoja rusiškai šansonus ten savo auditoriją ir turi ten daug pasiekėjų ir taip toliau. Ir aš taip pagalvojau, kad iš konteksto paėmus, tai iš tikrųjų atrodo, kas ten dedas to Ispanijai, bet jeigu taip save perkelti iš Lietuvos ir pažiūrėti atgal į Lietuvą ir paėmus tuos angliškas antraštės, ten, ta prasme, kultūros ministras atsistatydino, nes negalėjo atsakyti, kieno Krymas, ten Žemaitaitis vėl ten apie žydus prisišnekėjo. Tai, iš tikrųjų, mes turbūt jau external žmonėm, tai gerai, kad galbūt nelabai mes ten kažkam rūpim ir nesidomim mumis, bet turbūt irgi atrodom, tai ne ką geriau negu Vengrija. Tai čia toksai politinis intarpas. Galim judėti prie techninių dalykų. Girai, va čia kas įdomiau, tai yra, kad gudri išmani skalbimo mašina naudoja duomenų 3 gigus per dieną. Turime skalbimo mašina. Kam? Tai jisai gal bitais tą mašiną skalbia, žinai, reikia daug bitų, kad išskalbti švariai drabužius. Kiekvienas apsisukimas 1 baitas. Ne, manau daugiau. Labai detali telemetrija. Gerai, kas nors detaliai papasakai, arba nelabai detaliai. Šiaip, Karoli, tu gal Dominiko postą Mastodonę detaliau skaitai. Jo, tai čia su tuo pačiu susiję apie visus Internet of Things, arba kaip pastaruoju metu yra paplitę sakyti Internet of Shit.
Tai yra, kai tavo šaldytuvai, skalbimo mašinai ir ten viskam reikia interneto, nors visai neaišku, kam jo reikia ir tai tiesiog... Sportbačiam reikia interneto. Jo, buvo ir šitas variantas. Ir dar užsibrikino su remote firmware. Tai viską pajungiam į internetą, tie dalykai yra neatnaujinami ir tiesiog praplečia attack surface ir kiek yra visokių ten botnetų, kurie ranina. Tai, botnetai ten dažniau ranina ant visokių nulaužtų maršrutizatorių, kuriem kaip ir reikia tos prieigos prie interneto, tarkim. Tai čia nesigilinant LG mašiną ir įdomu būtų išgirsti iš galbūt skaitytojų, kas turi LG, nes savo draugų rate, tai žinau žmonių, kurie turi LG skalbimo mašinas, kurios jungiasi prie interneto. Tai reikės čia papraubinti, dar pasidomėti. Bet Dominikas Fastodone, tai buvo labai nebloga threadą giją papaustinęs apie savo setupą namų interneto ir kaip jisai ten segreguoja tinklo prieigą, kas su kuo gali šnekėti, kodėl negali. Tai stipriai rekomenduojam, įmesim turbūt į show notes, bandysim čia nuo šio epizodo sutvarkyti tvarkingai, bet jeigu ne, tai tiesiog paieškokit dominikas@fastodon.org ir ten, manau, rasit labai neblogas threadas, kaip susitvarkyti tos dalykus teisingai. Nu ką, ir dabar einame apie jau dabar techninius dalykus. Nes prieš tai šnekėjom apie debesėlį. Organizacinius teisės. Šią savaitę, praeitą savaitę, Pop OS išleido savo 24.04 beta versiją, nes alfa jau metus buvo, ten jau 7 gal alfa buvo išleido beta versiją, tai reiškia jau release kandidatas netoli ir visa kita. Čia visi džiaugiasi, nes tas jų kosmikas tai maždaug į pabaigą artėja, valio, gražu. Pabandžiau pasileist, palauksiu normalesnės versijos, nes man ten lietuviškas klaviatūros išdėstymas neveikia taip, kaip turėtų veikti. Dar ten kažkas ne visai fainiai, tai žodžiu, aš dar palauksiu. Laukiu šito dalyko, bet kol kas lieku vis tiek prie gnomo. Bet šiaip tu kažką tokio labai blogo pastebėjai ar tiesiog nepatogu? Pirmiausia, man nepatogu ir aš nepanaudau tiek ilgai, kad kažką tai daug labai pastebėčiau. Buvo nepatogu, negaliu passwordą normaliai suvesti ir galiausiai, nes tuo metu kaip tik kompą perinstaliavau, nes jis man tenai susidirbo kažkas jam tenai netvarkoj, tai galvoju, pabandžiau, neveikia, gerai pasiėmiau, kadangi, gerai sakau, pabandysiu Fedorą, kol kas, tada žiūrėsiu. Nes šiaip, būtent tas klaviatūras man labiausiai užstrigo, bet ten buvo dar kažkas, tai kas buvo tokie, kaip sakyt, deal breakeriai. Džiugiu, kad pagaliau kažkas vyksta, nes ta alfa, sakau, metus. Ten alfa 1, alfa 2, alfa 7, beta pagaliau. Nes beta šiaip turėjo būti dar pavasarį, bet dabar tik tai. Žodžiu, dar yra pataisimų, kur pataisyti. Tai dar toliau lieku prie gnomo, bandžiau kada prisijaukinti nelabai sėkmingai. Kalbant apie gnomą. Gnom, desktop environmentas. Dabar, kaip supratau, reikalaus, kad būtų būtinai systemd. Ir viena iš šitų distribucijų, kurios yra be systemd, tai Artix, pasakė, kad jie dabar pas save nebepalaikys GNOME. Oficialiai ten negalės instaliuoti kažkas tokio. Toks truputį pasikapojimas tarp jų. O Artixas tai ant ko yra pastatytas? Artixas ant Aršo. Tai bet tai ir Aršas gali systemd naudoti. Niekas tau netrukdo paimti distributyvą ir kažką išpjauti iš jo. Taip, taigi Archway šiaip jau yra teoriškai, tai susibildinti ten nuo nulio pačiam ir susidėti tai, ko tu nori. Tik tai, aišku, klausimas, kiek tokių hardcore'inių Archų yra. Ne, tai Archo, jeigu atsidarysi tą wiki, kurį jau gyrėm ten nemažai, tai jie labai rekomenduoja daryti tą install tenai nuo nulio, kur ten tiesiog building blokai susidedi, ten pats nekompiliuoja dalykų, kaip šitas Linux from scratch, bet šiaip tai yra jų rekomendacija, tai susidėlioti tai, ko tu nori, o dabar labiau turbūt išpopuliarėja tie jau prepackage ten distributyvai, arba yra tie visi Arch installeriai ten ir panašus dalykai. Man tik tai, toksai klausimas,
iš vienos pusės tas toks GNOME sprendimas gal ir durnai atrodo. Prasme, ką čia grafinis visas šūdas turi bendro su systemd. Bet aš permečiau akim greitai čia jų tą blogo postą, tai, esmė tokia, kad, jie nenori dubliuoti kodo, kaip pavyzdžiui, tokie servisai kaip LoginD ir panašus dalykai. Iš GNOME pusės tai atrodo logiška taupyti pinigus, taupyti visų laiką, kadangi systemd jau toks pasidaręs de facto standartas, kuris perima krūvą kito funkcionalumo, įskaitant bootloaderį ir baigiant, nežinau, home dyros managementu ar kitais šūdais. Jo, aš dabar labai stebėjaus, nes vėlgi Linuxo tiesiogiai ant end device'ų nenaudoju senokai, neskaitant to Raspberry, kurį pasileidęs, ir ten neskaitant serverių, kurios tenka managint, bet tai ten visai atskira kalba. Tai dabar pradėjau Podmaną ten aktyviau naudoti, tai labai nustebau, kad toksai aiškinės, kaip čia padaryti tą ar aną, tai visur yra quadletai, išmodletai ir viskas yra systemd based, kas iš principo tai neturėtų stebinti, nes tai yra Podmanas pats yra Red Hat'o produktas, Red Hat'as ten, nežinau iš tikrųjų, kiek Red Hat'as stipriai ten su systemd developmentu susiję. Bet čia turbūt, kaip buvo kažkada minėta, reikėtų kareivą pasikviesti į svečius, jisai mus galėtų nušviesti ir apšviesti daugiau šitais klausimais. Originaliai tai systemd ir buvo sudevelopintas Potteringo, kai jisai dirbo Red Hat'ui. Tai tada viskas kaip ir aišku ir make sense, nes aš dabar bijau primeluot, bet jeigu gerai atsimenu, tai ten Red Hat'as ir į tą patį GNOME yra nemažai įmerkęs ir tai ir Fedora, tai GNOME developeriai sako, kad runninkit Fedora, jeigu norit ten vos ne latest and greatest and most stable GNOME, tai čia viskas, visi rėkia Ubuntu, visi mato Ubuntu, iš tikrųjų Red Hat'as ten pateliukais periminėja Linux pasaulį. Originaliai sudevelopinta, čia turbūt tą reikėtų akcentuoti. Tai, kalbant apie Red Hat'ą, kas ten jo GitLab'ui nutiko? Tai Red Hat'as turi visą, kas žino, kas nežino, manau, kad dauguma su Linux susidūrusi žino, tai Red Hat'as yra vis dėlto didelis verslas, didelė korporacija, kuri sėkmingai monetizuoja open source'ą ir jie turi ten savo daug tų konsultingo ten verslų ir nežinau, ar verslų, ar turi konsultingo verslą, turi daug klientų, kurios jie managina ir jeigu teisingai supratau, tai tiesiog buvo Red Hat'o managinamas GitLab'o instancas, kuris vėlgi, jeigu teisingai supratau, yra shared, tai yra, kad tame instance buvo daug skirtingų klientų kodo repozitorijų, jos turėjo būti vidinės, bet koks tai nelabai girdėtas Crimson Collective hakerių kažkokia grupuotė sugebėjo ten nukrapštyti, įsilaužti ir pavogė krūvą repozitorijų, kuriuose buvo ten, tai kaip visada, aišku, tokenai ir taip toliau. Ir Red Hat'o oficiali pozicija yra, kad kalba eina apie klientų kodą, tai yra, kad jų pačių ten jokios korinės sistemos nebuvo užgriebtos, pažeistos ir veikia toliau ir kad jie dirba toliau su tais klientais sutvarkyti šitą breachą. Tik tiek, kad čia dar tokios kelios problemytės iškilo, kad turbūt čia ir yra blogiausia dalis, kad kalba sukasi apie klientų duomenis, kadangi sąraše klientų figūruoja ir įvairios, ta pati amerikiečių kariuomenė ir įvairios valstybinės organizacijos bei mobilaus ryšio tiekėjai, belgai lygiai taip pat čia išleido announcement ir pabaksnojo savo valstybinės organizacijas, kad žiūrėkit, čia ir jūs esate tame sąraše, o iš Red Hat'o pusės, kaip supratau, beskaitydamas įvairius pranešimus, kad prieš porą savaičių čia buvo paprašyta išpirkos. Ir Red Hat'as atsisakė sumokėti, ar bent jau taip neformaliai sakoma,
ko pasiekoje prieš kelias dienas internetuose ta Crimson Collective paviešino sąrašą, ką jie konkrečiai pavogė. Tai yra direktorijų sąrašus, kas išvogta. Ir kalba sukasi apie, bent dabar galvoju, keliasdešimt tūkstančių repozitorijų GitLab'ų. Jo, bet tame tam pranešime dėl viso šito incidento, ten man nelabai aišku, ar tas konkretus instansas, apie kurį buvo kalba, ar jis yra paties Red Hat'o hostinamas ir prižiūrimas, ar tai yra tiesiog, ta prasme, ar jie turi kažkokį tenai one-click self-deployment portalą, ta prasme, kur žmonės gali įstaigos gali išsideployinti savo GitLab'ą ten, tarkim, ant Red Hat'o kažkokios infrastruktūros ir tada jie patys yra atsakingi už tai, nes bent jau Red Hat'o PR'as, ką sako, tai kad vartotojai yra patys atsakingi už ten savo GitLab'o instansus ir taip toliau, kas kaip ir implikuotų, kad čia ne Red Hat'as managino šitos. Tai čia vėl turbūt devil is in the details. Kaip supratau, kad Red Hat'as, ta prasme, hostina GitLab'o Community Edition'ą ir siūlo savo klientam, kad jie galėtų pasideployinti ir savo ten tos repozitorijas prisižiūrėti. Tai toks, Bet kaip supratau, kad managina Red Hat'as, tai prasme, kad jie pahostinė. Jo, bet čia tokie dalykai, kur tų breachų dabar šiom dienom yra po vieną arba kelis per dieną ir atrodo, gerai, reikia sekti šitą ir pažiūrėti, kas čia vyks toliau, bet dažniausiai išeina notificationas, čia įvyko breachas, Red Hat'as kažką atsakė, ar Facebookas, ar Google'as, ar ten belekas, ir tu už savaitės bandai ieškoti informacijos ir realiai nebent tai eskaluoja kažkokį, kad iš to breacho ten dar kažką nulauži ir taip toliau, tai tiesiog pamiršom jau, nes nuo to laiko įvyko dar 25 kiti breachai ir tokia yra dėja liūdna realybė security šiai dienai. Security. Jau serialas tapo, kai buvo kažkada šitam Linux tenai kažkokios tai dramos, kerneliai su BCacheFS, tai dabar su NPM pastovi jau 3 epizodas ir vėl kažkokios tenai pas juos bėga. Jo, tai šį kartą toksai įdomesnis, tarkim, čia paties NPM-o kaip ir niekas nenuhakino ir ten netgi developerio niekas nenuhakino, tiesiog buvo, dabar nežinau, kiek reikia kapstyti giliai ir aiškinti, kas yra MCP serveriai. Truputį backgroundą reikia, tai čia dalinai susijęs su AI šūdais, bet tai vėlgi turim LLM'us ir LLM'ų chatus, kur žmonės tiesiog gali kažką susirašinėti ir turim tą agentic AI, tai yra kur kažkoks agentas už tave kažką daro ir tai, kad jisai galėtų už tave kažką daryti, dažniausiai tie agentai out of the box, tai gali tenai paleisti komandinę eilutę į kažką arba ten išsiųsti kažkokią užklausą į Google, paieškoti papildomas informacijos. Bet žmonės nori išplėsti šitas galimybės ir yra toksai standartinis tas MCP protokolas, standartinis, jisai standartizuojamas dabar. Ir to protokolo apsirašo, kaip realiai sukergti tavo ten tą agentic AI su kokiu nors ten, nežinau, ten tavo GitHub'o instansu, ar tavo Jira, ar tavo ten Confluence, ar kažko. Ir šiuo konkrečiu atveju tai kalba eina apie MCP tą paketą, modulį, kuris su Postmark šnekėjo. Postmark tai yra, ten, man rodos, galima į skirtingiam dalykam naudoti, bet ten nuo mailų siuntimo iki mailo managemento ir ten DMARC raportų gavimo ir apdorojimo. Tai buvo toks populiarus package'as NPM-o ir tarp kitko tie MCP dažniausiai būna su Node MCP paketai surašyti jo. Tai buvo package'as interaktintis su Postmark'u ir jį išleido, jis jau ten kurį laiką egzistuoja ir tikrai buvo naudingas ir ten buvo daug installų ir buvo ne vienas update'as, kurie ten visiškai buvo tvarkingi be jokių nesąmonių ir staiga šmaukšt paskutiniai versijai atsiranda patiliukais BCC eilutė, kur realiai visus laiškus, tik dabar vėl truputį bijau apsimeluoti, ar kurios gauni, ar kurios išsiunti,
ar gal netgi both, tai tiesiog patiliukais BCC nueina į developerio akauntą. Tai dabar jeigu pagalvosit, kas per jūsų pašto dėžutę vaikšto, visokie password requestai, naujas registracijos, ten galų gale kažkokie tai sąskaitos, bankų raportai ir dar kažkas. Ir yra kalba, ir čia netgi galim pykti ant NPM-o, bet čia ta didesnė tokia diskusija viso supply chain ir kuo mes pasitikim, nes iš principo tai tas pats, kas, nežinau, aš macOS naudoju, tai ten Homebrew naudoju, ar ne, tai ten brew install this ar brew install that ir, taip, atviras kodas yra gerai, kažkas jį gali investiguoti, perskaityti tą kodą, jeigu supranta, kas skaito. Kas tai daro? Tai tik tais tiek, kad aišku, atviro kodo bendruomenė, kadangi yra didelė, tai tu bent jau gali tikėtis, kad, kaip praeitam epizode šnekėjom, yra tų žmonių, kuriem patinka optimizuoti dalykus ir ten sekundės dalis, jeigu ilgiau užtrunka, tai išsiaiškins, kodėl ilgiau užtrunka. Bet tai va čia visa diskusija apie supply chain yra iš tikrųjų, nes tiesiog developeris gone rogue, kaip sakant, ir matyt nusprendė, kad jisai čia nemokamai daro gerus dalykus ir gal laikas truputį pačiam, nežinau, naudos gauti iš to. Tai tik turbūt dar vienas dalykas, kad ne tik, kad yra galimybė, rankutėmis, akytėmis pasižiūrėti, ką aš čia open source instaliuoju, bet ir yra kur kas lengviau sukurti įrankius, kurie, kažkokią tai monitorinimą ir atliktų. Ir tą galime matyti ten tiek skirtingų visokių repozitorijų klausimais, ten Pythonų ir whatnot, kur, žmonės ant tos open sourcinės infrastruktūros dar ir sukūrė automatinius įrankius, būtent tokiem atvejam, kai kalba sukasi apie didelį codebase ir kur tu akim, rankom visko neįžiūrėsi, bet tam tikros priemonės monitorinti, kas vyksta, verifikuoti, kas vyksta, automatiškai pastebėti tokius visokius pakeitimus, kaip su to pačiu LibXZ nutiko. Tai čia dar toks turbūt dalykas įgalinamas ir naudojamas. Jo, bet čia vėl dar grįžtam tada prie to, žinai, who's monitoring the monitoring system. Turi bildų kažkokią sistemą, kurią monitorina kita sistema, bet kas užtikrina, kad ta prižiūrinčioji sistema pati nėra rogue ir irgi ten specialiai nepraleidinėja kažkokių paketų. Tai kas garantuos, kad Torvaldsas nepraleis malvaro? Techniškai, jo, tai tai, kaip sakant, išvada yra we're all fucked ir galim šitą lengvą natą ir pabaigti šiandien. Jo, galim ir pabaigti. Tai gerai, tai ką, gerbėmieji, šiandien už tiek. Prabuskit, labas rytas, kas užmiego paklausydami. Primename, kad mūsų visur, rasit visur, kur galit. Tai kad pirmiausia, kas dopuots LT, tada YouTube, Spotify, Apple, tenai šituose visur. Jeigu naudojat kokį nors irgi kažkokią programėlę šitiem podcastam klausyti, ką gero, mus tenai kažkur rasit. Paramos, jeigu labai jau galvojat, kad mes čia gerai darom, tai paramos nuorodą rasit aprašymuose. Parama tai skamba taip labai, žinai, kad mums čia labai reikia tos paramos, tai... Ne, man tai nebalatinai reikia, jeigu norit. Galit pavaišinti, investuosim į hardvarą. Moskva, arba investuosim į hardvarą ir susimokėsim Seintui už Kastopods hostinimą. Aš tai dar siūlyčiau Laimės kūdikio kokią maikę įsigyti, marškinėlius, nes jie ypatingai gražus ir stilingi, taipogi pakontributinti viešprikiam, pavyzdžiui, Computing Powerio arba kodo ir atsiveskite draugą arba šeimos narį spalio 26 suinstaliuoti į kompą Linuxą. Arba bent jau pasiklausyti, kam tas Linuxas, su kuo jis valgomas ir kuo jis naudingas. Arba papasakot. Taip, aš dalyvausiu, nežinau kaip jūs. Planuoju. Tai gerai, tai ką, gerbimieji, su jumis buvo Vytautas. Kęstas Mykolas. Ir Karolis. Ir iki.